tas... Matot, yra, kai negalim susikaupti, tai rodo, kad protas neramus, taip praktiškai. O protas neramus, kadangi mes, reiškia, protą, kadangi mes jūslės, reiškia, naudojam neteisingai, pažeidžiam principus kažkokius 4. Tai va, todėl protas negali būti ramus. Eina kalba, tai jeigu taip žiūrėti, tai reikia suprasti, kad jeigu norim patobulinti mantrą, reikia viena vertus sakome, kad mantrą kartuojant išsprendžiam procesus, šitos principus 4 išlaikymo. Kita vertus mes turėtume suprasti, kur mes labai pažeidinėjom, ten mums, reiškia, kliūtis yra, mums mantra blogai eis. Bet mūsų neapriboja, tai tiesiog, kad bebūtų kartuokim toliau, nes per mantrą mes pradedam valytis, kaip sako. Čia to dar panamarčiam, valykit širdį, kaip kartuojant Hare Krishna Sankirtaną, kartuojant vardus. Tai va, o ten skemeniuot, ten jeigu kartu, gerai, tai bet žaidimas čia toks. Bet iš esmė tokia yra. Kai mes tik tai prisilaikysim daugiau principų, nes principai mus pakelia į satvagūną. O ką tai reiškia? Satvagūna yra džiaugsmas pastovus ir yra koncentracija didesnė į Dievą, jau pusdievių lygis. Ir tada, reiškia, mantra gerai kartojasi. O pusdieviai, reiškia, tokių nuodėmių nedaro, kaip mes darom. Mes aistroj būna arba tamo būna. Tai va, mantra kartojant net ir, va, sako, net išgėrė ten būdavo, kaip sako, kartuojas pajaučia, ne, praktiškai. Nepriboja čia, tam būna žmogus. Tai vat mantra kelia mus į satvagūną. Tai mums reikia stengtis kuo greičiau pakilti į satvagūną, tada mes prisilaikysim visko. Tai reiškia tą daugiau dėmesį kreipti. O čia skeminiu, tai aišku gerai ten ryte, ten, kažin kokie ten kitas pasikabina didžiausiam raidėm mantrą vaikšto, Hare Krishna, ne, praktiškai jam kažin kaip taip lengviau, nes protas neramus. Bet va, praktiškai geriau koncentruotis į savo tas. Mantrą visuomet kartuoti, tai nekreip dėmesį. Sakoma, kai mes pradedam kartuoti, tas pats, kad nuveikti į varnų, į parką, seną parką, kur pilna varnų, šaudyti šautuvą, ne, praktiškai varnas pakyla baisiai su baisiu klegesiu. Taip, visi, iš karto visi norai, visokie rūpesčiai, mintis, tai čia tos varnos mūsų pakyla. Sakom, ką reikia daryti toliau? Šaudėt, kai jos neturėtų ramybės, nuskristų į šalį. Tokiais laikais neįdomu, jos čia nebesistos. Tai šaudykim ir viskas, varykim toliau. Tai va, ir aišku, tada reikia suprasti, kad mantra blogai eina, kadangi užterštas protas, labai daug visokių norų yra, kad procesas veikia. Dar kitas pavyzdys yra toks, kad šeimininkė, jeigu dar leiskim į kokie turėjo kambarius, kažkokius užleistus, 2 metus daleiskim nebuvo įėjus į kambarius kažkokius. Ir reikia dabar įeina, baldas stoja, viskas tvarkoja, bet pradeda valyti ir kas tulkė sukyla, ne praktiškai. Bet sakė, toliau reikia valyti, išvalyti, tada viskas tvarkoja. Dar 3 pavyzdys yra tas pats, kaip mustangą apjodinėti. Mustangas, laukinis arklys, jūs pabandykite apjudinėti, ne, praktiškai protas. Tai reikia palaipsniui. Ir va, reikia daugiau dėmesį, kaip sukartuoti mantrą, kaip ją padidinti, prasadavą, kažin ką patarnauti, širdį valyti. O reikia koncentruotis, kad kuo daugiau tą dieną praleist, kad būtų ar paskaityti, ką nors. Tai Prabhupada ir davė mums procesą, reikia paskaityti, praktiškai. Paskui vakarė ten irgi šiek tiek paskaityti, ten mantrą pakartoti, paskui dalyvauti, susirinkti su šventėse arba namahatose tam ir skirta. Tada labai sparčiai viskas eina. Tai daugiau tą dėmesį kreipti. O ten skemeniuoti, ten ratas prisirašyti, ant sienų prisikabinti, vaikščioti, visi paskui nematyti nieko. Čia irgi tuo momentu. Pabandykit koncentruotis, galėsim skemenimis. Hare Krishna, nu gerai, 3 minutės, minutė, ne, praktiškai, vėl. Todėl, kad užteršta labai daug. Protas neramus, jūslės nori tenkintis, jos nepripratusios, jos pripratusios vadovauti, norisi va pajusti, per akis, per... Tai va, mus čia į kitą pusę veda. Per Harinamas, ne, kur tokios, sakykim, buvo toj, dar Sovietų Sąjungoje tos pirmos, sako, kad gal sudėtingos tie buvo laikai, gal buvo ir pavojingas, sako, ten per jas, pavyzdžiui, Piteris, sako, pats viešpačiai ten ir neitenandas dalyvaudavo. Ta prasme, gal
Na, aš pavyzdžiui, dalyvau, aš mačiau tą viską. Šitą buvo ten to, Nevskio ten prospekte, prie to senos bažnyčios, ten to kompleksas visas, tai buvo sutarta, kad susirinksim, nes mes iš pradžių miške buvom, ten susirinkti galima buvo, ten 5 grupelė iš karto, reiškia, suima. Tai mes miške susirinkome ir atsimenu, dar lietus užėjo, dar lietus sustabdė, ten tas kirtinas sustabdė, ne vieną kartą, žinai, konkrečiai, debesis įsisklaidė. Kirtina ten niekur, paskui sakęs į traukinis ir važiuojam greitai į tą centrą. Ir kas pirmiau atvažiavo, mes nuėjom prie tos bažnyčios, atsimenu, sustojom. Kokie 20 mūsų buvo, o ten kita masė kokie 300-400, apie 300 dar. Jie su kitų traukiniu. Tai mes nuėjom ten, o ten policija, ten apsupo mūsų, reiškia, galvom ką daryti. Stojom, nu kaip, tada jau buvom pripratę, kad mantrą iš karto jaučiam. Mes pradėjom dainuoti ir galvom, einam tada žemyn tą Nevskį, ten jie iš metro turi atvažiuoti, susitikti. Mes pradėjome eiti, ten buvo pasamdyti visokie fašistai, ten tokias padangas, visokie girti. Specialiai ten, kai mes sustojom, tai prie mūsų pradėlys visokie girti, ten pasamdyti specialiai, kad sujudinti, kad būtų, žinai, kažkokie muštynės ar kas. Tai mes sakom, nėra kas čia stovėti, varom. Mes tik pradėjome eiti. Ir pradėjom dainuoti, teisingai, mes pradėjom dainuoti ir iš karto mes aprimom, tokie, žinai, jėgą gavom. Ir leidžiamės, netoli tik paėjom į tą pusę, į metro pusę. Ir ateina dabar iš metro, ten visas būrys, irgi dainuodami, mantrą eina. Tai va, eina prieki, kaip yra bangos, subtilios bangos matosi, didelės bangos eina ir šluoja viską iš šonus visus. Tuos visus tos fašistus, jie jau norėjo užstoti mums kelią, nu, tą prasme. Ir matosi kaip jūros bangos. Ir čia eina va tą masę, ateina, mes susitinkam, su baisiu džiaugsmu, žinai, kaip sakė, iškentėjau, ačiū Dievui, čia įsisukom. Paskui dar buvo ten visokių variantų, bet va tą bangos, tos tokios dvasinės bangos, kurios net matėsi jos. Ir atsimenu dar avatarą ten mūsų, tas avatarą, tai pirmose jis jaunutis dar buvo pakėlęs rankas, pirmose gretose, tai toks įspūdis palikom. Tai pajutom tą, kad niekas negalėjo prieiti. Antrą kartą buvo Maskvoje, tada konkrečiai buvo mūsų irgi ten kirtiną darėm, irgi pirmus kartus kirtiną darėm Maskvoje. Tai net tam, koks ten yra tas bulvaras, prie Prahos restorano. Arbatas. Tai į tą pusę su kirtinu ėjom, reiškia, į Arbatą ten toliau. Ir ten jau stovi ten būrys. Šitokie, aišku, jie samdydavo, policija stovi šonuose visur, bet jie nesikiša, bet stovi kažkokie chuliganai specialiai, kad mus sujaudinti, reiškia, užkabinti, kad muštynės būtų. Tai iš karto sako, sukam atgal, žinai, ir kai mes sukomės, mūsų vadai užkliuvo už jų. Ten biškis susimušė jie, atgal prie Prahos restorano ir pradėjom Nersinką dainuoti. Nersingą. Ir pradėjom nuoširdžiai dainuoti. Tas jau mūsų apsupo. Tai va, tas, kuris dainavo, tai va, jo mokytojas dainavo, tai pas Jašaras pradėjo eiti. O tėvas tai tokie, kur girti ten atsistumdėsi, ribeta, čia medėlė, ribeta. Aprimo visiškai, visi, kai suištirpo, mes irgi taip ištirpė visi. Taip nuėmė viskas, sušvelnino viskas, tokia dvasiška energija, tokia nuramino visas. Tai baigėsi tokie dalykai. Tai va, kai dvasinė energija, kai ateina, iš karto nuramina. Palaimingai visi tapo, visi geri. Ir tie pradėjo čiulbėti gražiai. O pirmiausia, muštis lydino. Taip, pastebėjai irgi, kirtina vaikštą. Tai praktiškai gatvės. Visokių variantų yra. Bet jeigu nuoširdžiai mes kažkaip darom nuoširdžiai, tai iš karto pajuntam. Arba Vilniui buvo, atsimenu, anksčiau buvo kažkaip ten, nežinau, kokia ten frakcija mūsų nepatenkinta buvo. Pasamdė ten karatistus tuos, reiškia, du tokie, žinai, Murailas, mes jiem dainuodavim, bet linksmai nusiteikę, virtinėlė, šalygatviu, garibol, į prospektą žemyn, Pilies gatvę.
Ir jie ten bandėm su mumis susimušti. Bet mes juokaudami ten, praėjom, jiem nebuvo kaip įsikabinti. Bet jau kai atgal ėjom, jau jie buvo ryžtingi. Jau prieš tą vidaus ministeriją ant katedros aikštės kampo, kur per gatvę reikia perėti į patį ministeriją. Jie ten mūsų jau laukė ir pradėjo stumdyti ir ten užkabino kažinką ten Kalanidgis, toks kšatrijos, dar kažinką ten. Jie pradėjo ten viens kitą. Mes jau einam toliau, bet atsirado kažinkie du profesionalai, kažinkokie, kaip filmuose rodo. Grinai taip pat, viens prie vieno. Su viena koja, su kita, reiškia, smogiavo ten juos vidury gatvės prieš pat ministerijos vidaus reikalų langus, sutalžė tuos profesionalus kitus. Ir mus praleido, pirminės, ir apgynė Krišną. Iš kur jie atsirado, kur jie dingo. Tai va, tada, kai darom tą, ką sako, mes susidurėm su apsaugo. Čia minėjo, kad tu esi Vaišnavų prieglobstis. Net man argina. Kiek tą šokdavo su peiliais, ten visokių chuliganų, ten nepatenkinti jie. Jūs sujudina jų tą pasąmonę. Įsivaizduoja Dievą, čia aš noriu. Atsimenu, ten mes Vilniuje norėjom ten jau šventyklą statyti, jie sužinojo, tas jau juodėja, kad kažkas čia gali būti biznis, kad jie siūlyti naktį apie 4 valandą ryto. Reiškia, ten, kad gali pigiai padaryti, reiškia, ten tų medžiagų mums. Ir kaip tik jau kalidorių mes tu jam kalbėjom, ėjo mūsų baktai, ėjo rytinės Mangalarati 4:30. Jis taip stovi, išgėręs, aišku, jis atėjęs, jis žiūri, sako, kokie durniai. Dar negalvoja, nu palauktum. Nes biznis neįvyko, tai va, tai paskui ant stoliuką įradom, ryte prie lango, jis ten nukritęs, jis užmygęs. Tai va, tokie dalykai. Tai va, Krišna apgina. Nebuvo taip, kad neapgintų. Arba kai buvo tais laikais, oho, kokie buvo dalykų, tai apgindavo. Konkrečiai, Krišna paimdavo pas save, o tą protą nuramindavo visiškai. Primindavo, kad reikia mantrą kartuoti. Mantrą, kai kartuoji, mintyse, tą mantrą kartuoji ir į tą mantrą įeini. Tai koncentracija priima faktiškai. Duodu tokią malonę, pajust tą malonę, pajust, kad viskas dingsta, viskas išorė dingsta. Absoliučiai Dievas. Palaimas į bandį žiūri, čia reikia ant tavęs. Kažinka. Prokuroras. Nori, kaip sakant, Černiuhų lipit dėl ašriot. Žinai, sako, purva, lipdo ir nori tą bylą tau sudaryti. Kaltina tave, pasirašyti. Reikia. Tai va, Krišna pasiema. Jeigu tokie patyrimai ateina dvasinė, kita nebebaisu niekas. Juk kai buvo tiek mūsiškių ten, mūsiškių Lietuva dar švelniau praėjo, o ten Rusijai, ten ir kalėjimus sodino. Su visai beprotnėmis jaunimas sodino tam, kad gazino, kad kiti neįtų. Visi linksmai vaikščiojo, nieks nesiskundė. Iš kalėjimo grįžo, sako, dabar sunku mantrą kartuoti. Pirmą, sako, būdavo, kaip varai mantrą. Su pasitenkinimu grįždam atgal, čia neina mantra. Tai paskui pasirodė, jiems ten buvo malonė, kuri čia tanės. Rusijai tai jo, daleiskim, armėnus pirmus sudėmė. Tai juos patalpino ten tuose centriniuose kalėjimuose, kur reiškia tas paskirstymo punktai. Ir ten mantras duoda visiems sėdi čia maistuose. Žinokio maisto visko buvo, visko. Problemų nebuvo. Grįžo pergyveno, sako, kad dar būtų ilgiau, būtum geriau mantrą dar išmokti. Tai todėl sakoma, ta atsidavimo tarnystė labai gerai, per ją mes gaunam malonę didesnę. O skonį gavęs vieną kartą jau neužmirši, jau niekada nepasakys to, kad čia. Tai ką, kirtiną darom jau. Atleiskit, kad čia už mane užkabinat, aš čia prikalbėjau.